neseniai vat kaip tik dalinausi jau su tavim, bet ir viešai tada pasidalinu, turėjom pacientę, kuri labai prastai miegojo ir bandė vartoti melatoniną. Mhm. Ir melatoninas tarsi iš pradžių padėjo, po to nebepadėjo. Tą melatoniną gėrė netinkamu laiku prieš miegą, greičiausiai galbūt net ir ne dėl tos priežasties, dėl kurios jį turėtų naudoti. Tai čia irgi šiaip didžiausias esminis būna kabliukas, kad geria tam tikrą papildą, ne pagal tam specialią indikaciją to papildo. Ir labai sunku žinot, nu ypatingai su tom prieštaraujančiom medžiagom, žinai, o gal net papildas ir tau netinka absoliučiai. Labai svarbu yra pasidaryti kraujo tyrimą, kas tikrai parodo labai didelį tavo kraujo visą išklotinę ir ko tau reikia, ko nereikia. Na tai čia, aišku, labiausiai mes galim iš to kraujo tyrimo, žinai, spręsti apie tokius standartinius elementus, kaip ten D vitaminas, geležis, nežinau, folio rūgštis, B grupės vitaminai ir taip toliau.